Ką ten su kompais? Sveiki, gerbimieji. Sveiki, sveiki. Eteryje Vytautas ir... Kas tas Mykolas, kadangi prašėt prisistatyti, tai stengiamės prašymus pildyti. Nežinau kaip jūs, man šiek tiek miego trūksta. Aš šiaip kaip tikras lietuvis, kuris nekenčia Eurovizijos, vakar Eurovizijos žiūrėjau. Na, kaip įspūdžiai, ne kaip po prezidento rinkimų, ne? Ta prasme, man viskas tvarkoja, aš kaip sakyt, aukštų vilčių neturėjau. Ką mūsiškiai padarė patiko, man kad Latvija užėmė Latvijos aukštą vietą, man irgi patiko, visa kita kaip ir. O tai kokie favoritai buvo apskritai? Apart lietuvių, tai iš tikrųjų, tai aš net nelabai turėjau iki tol favoritų. Nežinau, kas ten ką groja. Tai per koncertą pažiūrėjau, tai Latvijos fainai. Man Latvijos patiko. Nežinau, mane tas konkursas tai labai erzina, kadangi pusė dainų kaip coveriai atrodo, bent jau pirmą kartą girdint ir antrą ir trečią. Tai, nežinau, aš tai tiesą sakant, man vieninteliai, kurie užstrigo, tai vokiečių. Ten, nežinau, kažkaip gal daina ir visiškai paviršutiniška, bet bent jau tūsas ant scenos vyko. Tūsas ant scenos buvo ir pas San Mariną, iš Eiffel 65 vienas ten varė. Arba Islandai irgi ten tūsinas. Bet ne ta esmė, kad man iš tikrųjų visai faina, kad Malta iš publikos gavo 0 taškų. Ten buvo kažkaip, nežinau, gal man kaip paaugliui būtų jos suėjo toksai pasirodymas, bet dabar tai kažkaip tai veukta. Ten daug staipimosi pusnagių moterų ir vyrų, išskėstų kojų, žinai. Tai sakau, paaugliai gal sueitų dabar. Tai gerai, tai gal ką žinau, ilgai nelaginę, pradedam nuo... Ja jau šūdų! Mėgstamiausia mūsų klausytojų kategorija, aš kaip supratau. Nežinau, man taip su laiku irgi tampa viena mėgstamiausių rubrikų turbūt. Reikėtų gal ir kokį džinglą sugalvot. Kažkaip šis pastarasis mėnuo, pastarosios savaitės, visai jau šūdų klausimų intensyvios buvo. Čia tiesa, vienam iš mailing listų užmačiau, organizuos kokia tai kartistų draugovė, nedraugovė, Lietuvos transdisciplininio meno kūrėjų sąjunga organizuos dirbtuves ir pranešimų seriją skirtą vizualiem menininkam, ir kurios tikslas bus pamokyti, kaip naudotis priemonėmis kaip Glaze, Nightshade ir panašiais dalykais, siekiant apsaugoti savo kūrinius. Kol kas jie ten labai aiškiai kažko nepasiskelbė, bet turbūt artėjant pačiam renginiui reikės dar sykį priminti apie šitą reikalą, nes visai įdomu. Šiaip užmačiau, nes klausė, ar yra norinčių ten pamentoriauti ar pravest kokiu nors ten mokymu ar kažko. Tai visai įdomu, kad ir lietuviškos kultūros padangė jau darosi aktualu. Tiek tas Nightshade'as ir... Tai čia, aišku, Laimės kūdikis galėtų masterclassą pravesti. Galimai, man tik tai klausimas, čia šita kūrėjų sąjunga, kokio nachališkumo ir kiek jie nori kažkuo tai, nežinau, apmokėti, pavyzdžiui, kuratoriam už darbą. Mailing liste tai nuskambėjo, čia renginys lapkritį, atsiliepkit per 3 paras, ar norite nemokamai padirbti. Nežinau, bet čia toks pirmas vaizdas buvo. Tai. Gal dar kažkas išlis, nes jeigu kol kas tik tai lapkritį, tai gal ten garsiai neorganizuoja net. Aš kaip supratau, čia jau ne pirmus metus besitęsiantis ciklas apie AI, nes jie ten ir pernai, spalį lapkritį kažką panašaus turėjo ir berods ir užpernai, tą pačią temą workshopais padengti. Tai ankstesni metai truputėlį buvo labiau orientuoti į panaudojimą, dabar šiais metais panašu, kad labiau... Dabar jie apsauga. Jo. Šiaip paliekant menininkus, pastarosiam savaitėm gana smarkiai nuskambėjo iš developerių įvairių skundų. Tai vienas iš konkrečių atvejų, tai turbūt pagrindinis čia Kurlo kaip įrankio, nežinau, įkūrėjas, labai tokį manifestą, pasisakymą paskelbė internete, kaip jį užkniso tie vadinami AI slop kontributoriai, kurie net nesistengia
nežinau, pabandyti suformuluoti ir įsitikinti, ar bent jau įsitikinti, ką jam AI siūlo. Ir pagrindinė problema tokia, kad, kurlas kaip dalis kitų įrankių dalyvauja tokios platformos kaip HackerOne veikloje, kuri leidžia skirti premijas už, pavyzdžiui, rastus pažeidžiamumus. Panašu, kad, hebrai, kuriem yra nesvetimi vėjajaus įrankiai, yra normalu tiesiog užsiundyti botą, kuris ten generuoja iš pažiūros validžius bug reportus, kurie galiausiai atveda į akligatvį ir žmogus, kuris peržiūrinėja tą bug reportą, sugaišta belenkiek laiko, kad bent jau, kad įsitikintų, kad, nėra tokio bugo, kurį čia bando kažkas reportinti, nėra čia tokio exploito ir kad sugeneruotas visas šitas tekstas ir raportas buvo automatiškai vien tikėtina, kad siekiant finansinės naudos, sakykime taip. Bet šiaip, vad įdomu, kokia ta finansinė nauda, ta prasme, Premija tiesiog, šitam per HackerOne. Premija už rastą bugą, kurio iš tikrųjų nėra, taip, ne? Grubiai taip. Nu, tai pasitrauks iš tokios programos. Jo, tai... Bent jau aš pasitraukčiau. Taip, apie tai ir kalba veikėjas, bet panašu, kad ne tik per šią programą problemos kyla, bet lygiai taip pat ir ten visokie GitHub'o issues ir kontribucijos, kur visiškai ignoruojamas ten, nežinau, stiliaus gidas ar rekomendacijos kaip kontributinti arba, nežinau. Čia, žinai, čia vibe coderiai, tipo, aš prisidėjau prie open source toolso, labai svarbaus, tenai sukontributinama savo šūdą. Jo, pakontributina valia, tai turbūt irgi. Tarp kitko, neseniai mačiau tokį video, kur buvo toks trumpai tenai. Žvelgtas sako, gerai, jeigu AI-aus kodas toks visas kietas, tai kodėl open source jo tik nėra? Where is the source? Tipo, kur kodas? Parodykit, hebra. Nes ten Meta arba Microsoftas džiaugiasi, kad tenai void mes tenai viską 3%, 2-3% generuosim viską AI-jum. O tai sako, kur kodas? Nėra kodo. Vėlgi, čia turbūt reikia prisiminti, kad dalis ypatingai didesnių projektų, kaip, nežinau, distributyvai, kokie Debianas ar Aršas, turi griežtas politikas šiuo klausimu. Tai, kad nepriima kontribucijų, kurios yra, žinai, grinai su vibe kodintos. Ryšim su tuo, kad, atskaitomybė, autorystė ir dar kur kitų problemų iškyla. Ir jeigu tektų po to kapotis su teismais vien dėl to, kad, kažkas buvo privaip kodinta, kas yra labai panašu į kažkokį tai proprietarį daiktą, kuris panašu, kad yra nupyzdintas ir, atskaitingo žmogaus kaip ir nėra. Nežinau, daug problematikų. Jo, bet ir mažesniuose projektuose, ten, kaip suprantu, nelabai tas išlenda to kodo. Arba toks kokybiškas, kad net nepanašu, žinai, neina atskirti. Baikit, nemanau. Šiaip toksai, tas iš AI-aus šūdų, kaip, čia gal toks mažesnis AI-aus šūdas, kurį užmačiau, tai projektėlis pavadinimu Lego GPT. Iš esmės... Kas čia? Iš esmės ten mokslininkų komanda išleido source kodą, straipsnį ir ten prieiga prie treniravimui naudotų duomenų, kuris leidžia sugeneruoti, aprašius tekstu, ką nori sukonstruoti, tau sugeneruoja schematikas ir renderį, kaip iš Lego galėtų atrodyti, nežinau, 3 aukštų lentyną, arba ten akustinė gitara, ar ten, nežinau, taburetė su 3 kojom. Iš esmės, paprašius tokio teksto, tau sugeneruoja instrukcijas ir dizainą ir instrukcijas, kaip tą sukonstruoti iš Lego, naudojant ten 3 ar 4 skirtingų tipų paprasčiausias Lego detalės. Ir visam šitam projektui buvo naudota atvira duombazė 3D modelių, kuri vadinasi ShapeNet. Ten, man atrodo, Toyota, dar ten kelios kompanijos gana smarkiai prie to ShapeNeto prisijungė. Ir pats visas šitas projektėlis džiugina bent jau tuo, kad ta dalis, kuri yra jų daryta, tai yra turbūt pilnai iki galo atvira, sakau, tiek įskaitant source kodų, tiek prieiga prie to ShapeNeto duombazės. Ten truputėlį pasibandžiau pamaigyti, tai kadangi straipsnis gana šviežiai išėjęs, tai ten puslapis down, tas ShapeNeto puslapis irgi down, prisijungiau prie demo aplinkos, ten susigeneruoti kažkokią tai schematiką, tai sutaipinau kažkokį tai tekstuką, ir, nežinau, ten 10 valandų eiliai sėdėjau, kol ten iki mano užklausos priėjo. Sugeneravo visišką šūdą, bet,
tiek jau to. Šiaip įdomu, jie ten ar savo modelius apmokė, ar ant kažkokio irgi tenai jau egzistuojančio modelio dirba. Teksto visa interpretacija, tai ant egzistuojančio, dabar galvoju, kas čia, lama, ne lama. Jo, tiem aprašymam suinterpretuoti, tai naudojo lama, bet renderiam patiem, tai jie patys apmokė ant savo visos logikos. Iš esmės kodas yra padėtas, jų repkiai aprašymai, daugiau mažiau kaip kas ten veikia. Tai iš esmės pats principas, kad ten pasiėmė iš tos 3D modelių duombazės ir išsisortino tos modelius, apsirašė algoritmą, kaip tiem egzistuojančiam 3D modeliam sukonstruoti tos 3 egzistuojančius modelius algoritmiškai apsirašė. Na ir visą tą rezultatą naudoju apmokant savo modelį. Kadangi bandžiau užprašyti neįtin standartinio modelio, ten kokio nors ten roverio ant Veneros paviršium su astronautu šalia, tai ten nelabai gavosi, bet aš kiek žiūriu samplus, tai vat visokie tokie baldai, pavyzdžiui, ar ten stilizuotas automobiliai, visai smagiai atrodo. Ir turbūt linksmiausias viso šito straipsnio ir viso projekto dalis, kad jie taipogi dar ir naudojo porą robotinių rankų. Tai yra toks visas pipelinas sustatytas, kur tau sugeneruoja modelį, instrukcijas ir tada 2 robotinės rankos sudėlioja ant stalo iš tų Lego detalių fiziniam pasaulyje. Jo, pasižaidimas. Kaip minėjau, ten rezultatas tai toks sau. Tai, žinai, come on, Lego pats kaifas yra pačiam susidėlioti. Jo, čia. O kaip ten tai, kaip iki to daryti, man tai šiaip kartais keista būna, žinai, tenai tokį didesnį rinkinį dėlioji pagal instrukcijas, taip dėlioji, niekas nepanašu, žinai, taip dėlioji, paskui ting, sujungi va. Tai ten, matai, yra keletą tokių aspektų, kiek aš klausęs inžinierių, kurie Lego dirbė, dabar turi visokių ten kanalų, Lego reviewsų kanalų ir panašių medijų. Tai ką aš iš jų girdžiu, kad suprojektuoti Lego rinkinį kažkokį tai ir sugeneruoti jam instrukciją yra fucking sudėtinga, nes yra labai daug dedamųjų, kurios, pavyzdžiui, vienas iš tikslų yra, kad būtų smagu dėlioti. Tiesiog, kaip tą smagumą, žinai, objektyviai apibūdinti, vertinti, tam reikia pakankamai daug praktikos ir supratimo, žinai, ko žmonės nori, žinai, kas yra nuobodu ir ko žmonės nori. Kitas dalykas, ką tu paminėjai, tą momentą, kad, kelias atskiras dalis visiškai atrodo nesusijusias konstruoja ir tada jas sujungi, tai vėlgi susiveda į smagumą ir, pavyzdžiui, kur tu paraleliai dviese tą patį konstruktorių gali dėlioti. Atsiverti naują puslapį ir yra 2 moduliai, žinai, kur 2 atskiri žmonės, žinai, konstruoja ir galiausiai sujungia. Tai toks irgi visai motyvas smagus. O kitas dalykas dar, tai šiaip iš tų modulių išrinkimas, susidėjimas į dėžę ir surinkimas transportavimui. Galbūt šitas mažiau toksai sudėtingas, nes mažiau siejasi su emocijom ar ten smagumu. Bet jo, ten visai sudėtinga, tiesą sakant. Toliau SoundCloudas nesąmonės pradeda daryti. Čia minėjom kaip alternatyvą SoundCloudą kažkurią čia laidą. Pasirodo, jie prieš kurį laiką įsnikino į savo taisyklės tokį maždaug, kad mes jūsų turinį sukeltą galima naudoti įvairiam kitiem tikslam. Pavyzdžiui, treidinti vienokį ar kitokį AI-ų, kas, eilinį sykį gana nefaina, kai didelė kompanija jau turinti nemažai userių ir nemažai turinio paslapčiomis papildo savo taisyklės tokiais ir panašiais, nežinau, teiginiais. Aišku, nefaina. Išlys gal po to atsiprašinėt. Ką žinai, gal išlys, gal ne. Matysim, gali būti, nežinai, kadangi vis tiek yra vokiečių kompanija, gal kažkoks Europos reguliavimas gali būti, jiems paskui dar bus atrašyta velnių. Gali būti, o gal ir ne. Čia turbūt individualiuose šalyse ta vartotojų teisė vienaip ar kitaip žaistų.
Nu, tai yra, tu kaip ir license agreementą patvirtinai, kaip ir kontraktą pasirašėjai ir tada be tavo žinios kontraktas pasikeitė. Tavo nenaudai dar. Nu, bet, man atrodo, kontraktuose tose dažnai būna įrašyta. Mes galim keisti sąlygas be tavo žinios. Nuostabu. Tai šiaip, kitam galbūt mažiau su technologijom susijusiame portale, žurnale, kuris ten skelbia turtingiausius ir ten kečiausias kompanijas, išlindo vienas pranešimas apie vieną kompaniją Europoje, kuri, vadinama turbūt viena iš brangiausių kompanijų Europoje. Ir aš taip kažkaip, nežinau, suskleidžiau ausis ant šitą kompaniją, kaip ir negirdėta, nežinoma. Tau tekę susidurti su tokia kompanija kaip Klarna. Čia gal labiau grupė kompanijų. Tai vienas iš fintechų kilęs Švedijoje ir ta žinutė Fortune portale priminė šios kompanijos CTO žodžius prieš keliarius metus apie tai, kaip Klarna, kad jie eina AI first keliu ir kad čia dabar krūva žmonių, krūva darbo vietų pakeis AI'us ir ten visą kitą. Turbūt pernai vasarį viešai paskelbė atleidžia apie 10-15% žmonių, mat jų funkcijas tariamai pilnai gali pakeisti AI'us. Na ir dabar naujame interviu CTO 108 laipsnių kampu apsisuko ir grįžo su ta mintimi, kad blemba, visgi robotas dar negali taip kokybiškai atlikti užduočių, kurios yra aktualios mūsų klientam. Tai galimai čia kalba pagrindė ir apie suportą sukasi, ir apie fraudo prevenciją, sukčiavimo prevencija, turbūt taip reikėtų sakyti. Labai smarkiai detalizuojama, tai aš čia taip spėlioju daugiau mažiau. Tai visai džiugu, kad vienas kitas CTO grįžta į protą. Ir čia, kaip minėjau, sakau, man taip buvo keista, kad tokia milžiniška kompanija, bet šiaip netekę susidurti, netekę girdėti, turbūt per mažai kažką su fintechu veikiu. Na, šiaip tam pačiam žurnale cituojama dar ir IBM kažkokia tai apklausa, kurios ir tikslas buvo... Apklausos visa esmė ir buvo ta, kad vis daugiau ir daugiau pasaulyje CTO pripažįsta, kad buvo klaida atleisti didelę dalį žmonių, įdant jų funkcijas galės atlikti AI'us. Na, pas mus dar vis tiek yra fanų, kurie sako, viskas programuotojų nereikės, čia nieko kito nereikės, čia viską darys AI'us, o jūs blogai eikit, galvokit kažką naujo daryti. Nu, čia gal dar yra kitas dalykas, ar tai sako daugiamilijardinės kompanijos CTO, ar tai sako, entuziastas. Truputį man kitas dalykas išlenda, žinai, visi šitie entuziastai, dauguma, galvoja, jie čia AI pasinaudos ir jie iš to daug uždirbs. Jie uždirbs, jie moka po $200 tenai už ChatGPT, žinai, super tenai premium ar kokį tenai planą. Tai ką daugiausiai pinigus gauna, tai kad tos AI'us, tos modelius paslaugas teikia. O šitie ten kapeikas. Nu, bet ir irgi, kiek jau apie jų nuostolius kalbėta, tai daugiau vis dar iš investmentų gyvena. Toks, kaip čia toks populiarus žodis, netvarus verslas bent kol kas šitas daiktas. Taip. Apie žmonės, ką ten Vengrija prisidirbo su žmonių teisėm, ko gero, kertasi ar kažkas ten jų, kaip ir visada. Taip, tai dabar, kuri čia dabar ta institucija, apskritai Vengrija pradėjo gana smarkiai plėtoti biometrinio sekimo technologijas, čia turbūt taip reikėtų versti. Na, iš esmės kameros viešose erdvėse, kuriomis renkami duomenys ir iš veido ir kitų parametrų bandoma atpažinti žmonės. Ir konkrečiai tokia įranga buvo naudota, bandant identifikuoti LGBT eisenos būtent dalyvius, ir kurie po to susilaukė policijos vizitų. Ir konkrečiai Vengrijos atveju iš ES
ES institucijom pasiskundė kelios non-profit organizacijos, na ir Vengrija gavo už visą šitą bairį, kadangi žmonių sekimas ir jiems nežinant jų filmavimas ir realiu laiku atpažinėjimas pažeidžia krūvą ES taisyklių. Tai vienas iš jų, dabar galvoju, taip ir vadinasi AI Act, kuris konkrečiai ir kalba apie realaus laiko sistemas ir realaus laiko biometrinių duomenų apdorojimą. Tai žiūrėsim, kaip čia. Tai čia kol kas prieštarauja, tuoj Protect jų priims ir nebeprieštaraus. Jo, bet čia kol kas, manau, kad ilgiau šitas skirtumas kabės, kadangi Protect jų apie tiesioginį žmonių stebėjimą ir jų biometriją visiškai nekalba. Ten labiau apie komunikacijas kalba sukasi vis dar, o čia jau grinai kameros stebėjimo ir realiu laiku fiziškai vaikščiojančių, egzistuojančių ir kažką veikiančių žmonių identifikacija ir tų duomenų naudojimas toliau. Bet komunikacija nėra toli nuo vaikščiojimo gatvės. Jo, kad tai nėra toli, Jeigu real-time komunikacija seki? Taip. Nesakau, kad tai yra toli, bet tiesiog toks. Kol kas dar atrodo truputėlį kitas domenas ir tikiuosi, kad tai išliks kitų domenų. Gerai, tvarkoju. Čia toliau dar šiek tiek ir prie šūdų ir prie saugumo. Žmonės randa kaip su Copilotu nuknist prisijungimus, taip yra, kaip suprantu, ne? Čia galbūt vienas iš, vėlgi, pentesters partners kažkokiam keistam puslapį, keistam blogė, vienas tokių exploitų paskelbtas, kuris labiau akcentuoja, kad ne tiek, kad Copilotas leidžia nuklysti pasvardus, bet kiek Copilotas gali leisti apeiti apribojimus viename ar kitame Microsoft SharePoint'e. Esmė, kad Copilotas paprastai bandlinamas, jo licencija bandlinama su SharePoint accessu ir pavyzdžiui, netgi jeigu tave pakviečia į Teams'ų meetus, kažkokį tai Teams'ų meetų chatą, tu esi automatiškai prijungiamas prie to chato SharePoint'o ir gauni prieigą prie failų, kurie yra siejami su tuo Microsoft Teams'ų meetu ir neretai tu turi ir accessą prie bazinio Copiloto, kai esi prijungiamas prie šito viso, kuris turi accessą prie visų failų, kurie yra tame SharePoint'e pašėrinti ir susiję. Tai visos šitos straipsnių ir visos šitos problemos esmė, kad šiuo metu Copilotas leidžia, jeigu tu kaip useris neturi accesso prie kažkokių tai failų SharePoint'o, bet turi accessą prie to konkretaus SharePoint'o instanso, Copiloto pagalba tu gali apeiti visą šitą apribojimą ir tiesiog paprašyti, kad tau išprintintų, kas yra ten vienuose ar kituose failuose, ar ten surinktų visus pasvardų hashus, kurie yra saugomi failuose, ar kažką tokio padaryti. Ir ko pasiekoje, logose tu kaip piktavalis niekur nefigūruoji, kaip aksesinės tos failus, tu kaip ir neturi prieigos tiesioginės prie tų failų, tau yra užblokuota prieiga kaip konkrečiam useriui, bet yra būdų ir kelių tai apeiti. Tai turbūt vienintelė problema ir šito viso exploito, sakykime, toks, nežinau, downplayinimas, nedownplayinimas, koks čia žodis būtų, yra tai, kad, tu turi kažkokį jau accessą turėti prie to konkretaus SharePoint'o instanso, prie kažkokios konkrečios kompanijos ar kažkokio tai projekto, kad galėtum pasiekti dar labiau apribotus duomenis. Tai nėra toks visiškai aklas bukas, paprašė ir tau ištraukė iš kažkieno tai instanso failus. Čia ko gero susijęs su tuo, kad Microsoftas ten patvirtino, kad yra ten pažeidžiamumai ir tokie 10 iš 10 kritiškumas. Tai ten spėjus liktai su šituo ko gero susijęs, nes irgi parašyta, kad turi turėti prieimą jau kad galėtum pasinaudoti jais. Nesu tikras, tiesą sakant, čia man labiau, žinai, bendrai tiek su Microsoftu, tiek su kitais dideliais žaidėjais storage'o šviečiasi, kad, jie yra atsidūrę tokioje padėtyje, kad,
nėra žmogaus, kuris suprastų, kur ir kaip ir kodėl tie duomenys vaikščioja. Ir tu turi krūvą ten visokių servisų, krūvą skirtingų userių, kad ir tą patį žmogų, bet jis ten skirtingus accesso userius turi ir niekas jau negali tiksliai pasakyti, ką tau reikia daryti, kad tavo ten vienas useris veiktų, o kitas ne. Tai čia lygiai taip pat su tuo, kaip ir kur vaikščioja failai. Toks atsiranda naujas servisas, kaip Copilotas ir staiga jisai tampa gateway'um failus, kurių tu neturi jokios prieigos. Kita žinutė, kurią tu mini, tai tokia abstrakčiau šiek tiek aprašyta. Gerai, abstrakčiau, tiesiog palistinta krūva CVE, kurie skaitomi kaip kritiniai Microsoft'o pasaulyje. Aš bandžiau šiek tiek permesti akim jos ten detaliau pasiaiškinti, bet pagrindė visi labiau akcentuoja cloudinės paslaugas, tai Azure's ten vienokius ir kitokius trečiokius servisus ir labai Copilotą nelenda, bet negaliu atmesti, kad tai kažkaip susiję ar nesusiję. Ten labiau tokie privilege escalationai arba jeigu gauni ten konkretaus Azure serviso trumpalaikį tokeną, tu į tą tokeną gali pasikeisti į ilgalaikį ir žodžiu, taip apriboti galimybės tave išmesti iš sistemos ir keli kitokie panašus pažeidžiamumai. Čia turbūt pagrindė visi per šių metų kovą gal suregistruoti, kovo balandį, vasarį balandį. Bet čia turbūt juokiasi tie patys blogeriai, kad nedažnai nutinka taip, kad keliame klausimą, ar reikėtų turėti skalę rimtumo pažeidžiamumo didesnę negu nuo 0 iki 10. Tai čia turbūt tas atvejis, kai mes vėl turėtumėm pradėti apie tai diskutuoti. Tipo crank up to 11. Šiaip kitas toks labai įdomus hakas. Su Microsoft'u niekaip nesusijęs, o čia šį rytą, tiesą sakant, užmačiau. Vienas bičelis open source kažkokia tai Androido aplikacija maigė. Ir jam ten garso kokybė, kažkokia tai prasta garso kokybė, tai ten porą debuginių įrankių pasileido, atsidarė logus Androido ir blecha žiūri, kad vienas iš Britų turbūt O2 toks operatorius, teikdamas Voice over LTE arba Voice over Wi-Fi paslaugas, paliko tokią piktą skylę, sakykime taip, kuri leidžia tau kaip skambintojui nustatyti skambučio gavėjo e-mail numerį telefono, kortelės unikalų identifikatorių ir apytiksliai nustatyti lokaciją. Tai yra netgi, kai skambučio gavėjas yra išjungęs šitą paslaugą, šitos paslaugos naudojimą, to VoLTE arba Voice over Wi-Fi, toks, žinau, tas bičelis pasakojosi, gana detaliai aprašė, kur ir kaip kas čia veikia, tai iš esmės tau kaip skambintojui iš operatoriaus nuteka privatus duomenys apie gavėją skambučio, žodžiu taip. O padėties nustatymas tai konkrečiai nuteka toweris, prie kurio dabar gavėjas prisijungęs. Aišku, tai nėra labai precizinė lokacija, bet mieste tai kartais kalba sukasi apie 100 kvadratinių metrų mikrocelės ribose. Tai šitie LTE tai čia 4G skaitosi, ne? O 5G tai šis, tie bokštai labai dažnai turėtų, kiek atsimenu, stovėti, jų turėtų būti daug. Tai, žinai, kuo daugiau šitų, tuo labiau gali per vieną, tada per gal kitus tenai sutrianguliuoti ir paskaičiuoti daugiau. Bet tai čia, žinai, čia ne tik trianguliavimas, čia ir padirbinėjimas. Iš esmės tu gali prisivokti legitimių e-mail numerių ir tai čia kokiais nors skemais užsiimti. Kas linksmiausia, kad tai visiškai pasyvų. O nereikia net atsiliepti skambutį. Kaip manai, mūsų operatoriai tokias palikę skirias pas save? Labai geras klausimas, nes ką šitas bičelis akcentavo, tai yra, kad egzistuojantys standartai yra gana loose šito viso Voice over LTE ir Voice over Wi-Fi klausimais. Ir galimai čia konkrečios įrangos gamintojas kreivai suimplementavo visą šitą protokolų balių ir kad tai galėtų būti ir plačiau paplitę. Tai aš svaršiau, reikėtų gal... Žinai, dažniausiai įranga perkama iš Kinijos, kokia nors Huawei. Taip. Ir visi tą naudoja ir visi tos turi. Ir šiaip aš galvojau, reikės gal pasibandyti, kadangi tas pasibandymas iš pažiūros labai daug nereikalauja jokio pasiruošimo ir pastangų. Kadangi
bent jau tas operatorius, kurį aš naudoju, tai jis turi enablinės Voice over LTE. Tiesiog reikia konkrečius logus įsijungti ir pabandyti paskambinti kam nors. Ir pasižiūrėti, ar atitinkama informacija atsiduria loguose. Pabandyk. Paskui sakysi, jeigu nebus sekančio įrašo, žinosim, kad tai pasodino už nelegalią veiklą. Ką reiškia nelegalią veiklą? Čia, kada skambučiai nemodifikuotų telefonu yra nelegalus. Duomenų ištraukimas, man atrodo, gali būti nelabai legalus. Gerai, apie duomenų ištraukimus. Čia buvo pranešimas toks, kad virš 8-9 milijonų Steam accountų breachas nutiko. Aš kaip supratau, ten paskaičiau, paskui Steamas pasakė, ne, mūsų accountai nenulykinti, tipo pasvardų gali nesikeisti, bet kai suprantu, ten kažkokios problemos buvo ne su pačiu Valve Steamu, bet su Twilio. Čia tas two-factor autentikatorius gal kur per SMS-us. Jo, būtent per SMS, nes Twilio tai jie autį turi, tai tenai ne vien per SMS, bet ten, kaip suprantu, būtent ir irgi net, taip suprantu, būtent SMS operatorius, kurį naudoja Twilio. Per jį kažkas negalėjo nusilykinti. Tai bet sakau, bet Steamas galiausiai ten prieš 3 dienas pasakė, kad ne, mūsų userio accountai saugus. Įdomu, ką jie tai turi omeny. Ir įdomu, kad jie Twilio nenaudoja, pasirodo. Čia, štai, gal naudojasi reselleriu kažkokiu tai. Arba kitas dalykas, tu galėgi, žiūrėk, tu turi, tarkim, gali įjungti two-factor authentication, ten gali bet kokį device pridėti, bet kokią programą pridėti, kuri tą naudoja. Ir jeigu tu autį naudoji, tai reiškia, kad tu Twilio naudoji, Twilio infrastruktūrą. Ir tai per ten gali būti. Man tas Twilio, tai jau aš nežinau, mes jau kokį 3 ar 4 kartą minime jį, nes čia GitHub outage prieš kokį pusmetį su Twilio buvo siejami. Man atrodo, Microsoft'o irgi autentikatoriaus ten kažkokios tai problemos buvo su per trumpais raktais ar ten su pažeidžiamumu, kuris leisdavo atspėti ten tą 4 skaitmenų koduką. Kiek aš atsimenu, čia Twilio vis background'e šmėžuodavo kaip paslaugos tiekėjas ir tiek GitHub'as, tiek Microsoft'o stūmė ant jų. Žodžiu, hrenovas servisas. Gal, žinai, ten gražiai atvaizduoja duomenis. Šiaip iš tokių liūdnesnių, tai su Postmanu tekę ką nors daryti, čiupinėti. Žinau, kas tai yra. Ten šitiem REST API-am gerai testuotis, ten bandytis, prašinėti, man atrodo, kažkas tokio. Man būdavo ten, kai su vienu dirbu klientu, tai man būdavo, siunčiu tau Postman kolekciją, iš principo JSON failą atsiunčia ir ten krapštykis. Atsidarau per tekstinį redaktorių ir ne. Okay. Čia šitas Postmanas tai ne tik restiniam interfejsam, kaip tinkamas arba naudojamas, nes čia lygiai taip pat gRPC, aš darbę vis naudoju, kur tu iš esmės jau turi apsirašyti, žinai, interfejsą, deklaratyvę, sakykime, taip kalba, ir tą interfejsą sušeri tam Postmanui ir tada gali greitai pasimaigyti ten kažkokias užklausas, ten argumentus pasiuntinėti. Tai čia vienas iš kolegų kaip tik šį rytą irgi pabaksnojo, iš manęs pažvengė, kaip aš su to Postmanu keikiuosi, nes, kaip įrankis, tai jis man žiauriai šlykštus, nepatogus ir džiava po apačia ir jisai interneto akseso reikalauja, nepaisant to, kad tu lokaliai nori pamaigyti šūdus. Jo, jis ten servisas yra. Bet, blemba, 100 mokamas beje. Taip, 100 megų appsas, kuris teikia servisą ir kur norėdamas lokaliai kažką pasidaryti, vis tiek turi, žinai, bet nesmė, čia patogu, nepatogu, veikia. Čia išlindo kita problema, kad, jau gana seniai Postmano kūrėjai tiksliau rekomenduoja saugumo tikslais, ten visokius sekretus, pačio Postmano priemonėmis susidėti į kintamuosius, ale turint omeny, kad čia taip jūsų sekretai bus saugomi ir ten viešai nematomi ir ten niekur neišplauks. Tai pasirodo, kad visos šitos rekomendacijos ir ten pop-upai apie sekretus ir kintamuosius yra biškis skemas, kadangi Postmanas viską logina savo servakuose, tiek sekretus, tiek nesekretus, ten ką tik tai nori. Ir, iš esmės tie visi sekretai, kad ir kaip tu jų rekomendacijų laikytumėsi, keliauja į Postmano servakus tiek logų pavidalu, tiek neaišku,
kokiem tikslam ir kokiu pavydalu. Tai man čia dar vienas argumentas prieš Postmano naudojimą. Nes aš asmeniškai su pagrindinė problema turiu, kad niekaip neatsimenu, kaip vadinasi, kaip prisireikia. Blet, Podmanas, ne Podmanas, kažkaip panašiai kaip Podmanas. Aš kažkokį kitą naudoju šitam dalykui, tikrai ne Postmaną ir dabar aš nepasakysiu. Na, šiaip dalis platformų ir technologijų, turi kartu einančius įrankius, kaip tuo tarpu koks nors ten gRPC tas pats. Tai su gRPC gali ten pasileisti gRPC CLI, kuris ten leidžia, terminalė tiesiog suformuoti kažkokį JSON, ką po apačio paverčia užklausą ir kažkaip nežinau, kur kas man asmeniškai paprasčiau, patogiau. Ir nereikia mokėti, ir nereikia ten vilktis 100 megabaitų ir dar online pastoviai kabėt, kad ten kažkokį lokalų daiktą pamaigyti. Gerai, einam toliau prie šiaip visokių nesąmonėlių. Nextcloudas su Google biški pykstasi. Tiksliau, Google'as bando uždusinti Nextcloudą ir iš jo, kaip suprantu, nebeduoda akseso prie failų Android'e, ne? Kažkas tokio iš appso. Jo, čia šalino. Turbūt, vėlgi mes apie Nextcloudą jau nemažai esame ir pozityviai užsiminę. Ir galvoju, kuriais čia metais Nextcloudas išleido ir oficialų Androidinį appsą, kuris yra alternatyva Google Drive'ui ar kokiam ten Androido appsui, kuris iš esmės leidžia sinchronizuoti failus, bet ne Google infrastruktūroje, o Nextcloudo. Ar tai būtų privatus instansas, ar shared kažkoksai tai. Ir pasirodo, kad Tai naudoju. Prašau. Pasirodo, kad Google'as po kažkurio tai release'o uždraudė šį appsą Play Store Google, akcentuodami tuo, kad appsas naudoja pernelyg invazyvius permissionus, sakykime taip. Ir Google mintis buvo tokia, kad jūs čia naudokit Media API arba naudokit dar kažkokį kitą API, kuris yra skirtas dirbti su failais. Ir ten Nextcloudas bandė visaip kitaip raitytis, kad, hebra, žiūrėkit, čia šitas Media API dirba tik tai su audiovizualiniu turiniu, tas kitas API dirba su tiesiog lokaliu failų storage'u ir ten operacijų. O mums reikia tiesiog monitorinti nuolatos failų pasikeitimus ir sinchronizuoti su cloudu. Ir kurį laiką vienintelis būdas pilnavertį tą Nextcloudo appsą susinstaliuoti buvo F-Droidas, bet panašu, kad po Nextcloudo skundų, straipsnių ir čia, man atrodo, jau ir apie teismus buvo pakvipę, tiesą sakant, kaip antikonkurenciškų elgesių. Panašu, kad Google'as atlyžo ir jau sugrąžins permissionus, tuos konkrečius permissionus į waitlistą tų permissionų, kuriuos gali turėti appsai Play Store, tame tarpe ir Nextcloudo appsas. Čia panašu irgi, kad čia ant dienų jie gavo kažkokį tai teigiamą atsakymą iš Google, bet toks gana ilgas kelias buvo nueitas iki to teigiamo atsakymo. Tvarkoj, tai gal Nextcloudai. Aš tai, failam, kuriems sinchronizavimui naudoju. Tiek Android'e appsą, tiek Linux'uose ir Windows'ai. Kaip aš patogiai montuoju podcastus? Per Nextcloud susisinchronizuoju į savo instansą. Kalbu kaip tikras adminas. Aš kažkaip, man tas autosinkas turbūt niekada ir neprigijo. Čia kažkada senais laikais turbūt teko naudotis ten kokiu nors Dropbox'o ar ten Google Drive'o, bet galiausiai spjoviau. Kažkaip maloniau, kai pats explicitly, tikslingai apsisprendė struktūrą ir tą struktūrą palaikai. Kas yra cloud'e, kas yra ne. Tas neturi būti cloud'e, aš to ar nededu į cloud'e. Ne, tai taip. Vis tiek nesinchronizuoja viso disko, sinchronizuoja tik tai specifinius katalogus. Aišku, dar kitas argumentas, kai man neretai tenka kaip ir ant Wi-Fi'aus kabėt, bet ant labai išūdino ryšio. Tai toks, blemba, čia kas čia valgo ryšio, čia sinchronizacija vyksta. Blemba, reikia užpauzinti dabar, kad čia galėčiau pasidaryti dalykus. Kitas dalykas dabar. Šiaip, aš čia kaip supratau, yra tokie vadinami cookies, šitie consent, slapukų sutikimo pranešimai, kaip jau vadinasi, Transparency and Consent Framework. Aš suprantu, čia yra tie, kur maždaug tau praneša, kad
tipo, kai atidarai, to pasako, mes naudojam kokius ir deal with it, mes vis tiek tavo šitos naudosim ir Tavo viskas. duomenys atiduodami mums ir mūsų 800 partnerių. Jo, ir mes kitaip negalim, mes turim tuos naudoti tavo duomenys tiem 800 partnerių. Tai va, šitie pagal GDPR yra nelegalūs. Ir šiaip iš viso aš ko toliau matau, kad tie kukių pranešimai yra netitinka GDPR, BDR. Nes GDPR, kaip suprantu, ten turi, ten daugiau visko. Ne tik, kad pasakyt, kad čia naudojam, tai sutinki ar ne. Bet jeigu pasakai, kad nesutinku, tai iš tikrųjų ir turi nenaudoti. Tai čia, man atrodo, mes jau esam kažkada užsiminę apie tai, kai tai prieina prie visiško absurdo, to konkrečių pavyzdžių, žinai, kur tau praneša, kad mes pasidalinsime su 5000 savo partnerių ir taip tu turi galimybę nesidalinti su tais 5000 partnerių, bet tada tu interfeise turi scrollinti pro tuos 500 ar 5000 ir kiekvieną po vieną išjunginėti. Nėra disable all, tiesiog po vieną. Kai kurie būna disable all, bet labai neaiškiai. Arba tada, žinai, o jeigu disable all, tai kai kurie ten neduoda normaliai naudotis. Nes trekinimas yra essential features. Prasme, fucking essential. Taip. Nežinau, man tai labai... Taip, net neprisijungusių vartotojų, kurie atėjo tik tai paskaityti kažko tai. Man pavyzdžiui, LRT šio klausimu žiauriai nervuoja. Prasme, irgi ten akcentuoja ten essential cookies ir ten visą kitą, bet jie neskaito, kad feature'as, kuris leidžia pratesti video nuo tos vietos, kurį tu vakar sustabdėjai, kad tai yra, jie nemano, kad tai yra essential. Tai koks tada fucking kitas feature'as yra essential, kuriam reikėtų tave kaip userį trekint. Tai prasme, nežinau. Ar ten prisiloginęs toj pačioj epikoj, sakykime taip. Tu kaip ir prisiloginęs jau. Jo. Tai prasme, nesuprasi, bet, gal vis tik tai biški ir šitos, bet įdomu, kuo pasieks tasai mūsų anksčiau minėtas, ankstesnėse laidose minėtas GDPR paprastinimas. Jo, čia paprastinimas. Nes čia, kaip suprantu, esmė, kad labai žmonės tose taisyklėse užsiknisa. Bet čia man tai panašiai kaip su konstitucijos aiškinimu skamba, žinai, kur tu iš esmės konstitucijai, negali visko prašyti. Ta prasme, visos įstatyminės bazės surašyti į konstituciją. Tai čia irgi, žinai, yra kažkoks dokumentas, yra pagal jo dvasią veikiantys dalykai. Bet kadangi jis yra taip loosely surašytas arba, taip visi yra linkę interpretuoti, tai nelieka to pagal tavo dvasią, pagal dokumento dvasią, žinai, ir tada patampa userį forcint 500 kartų paklikint, žinai, disable for this. Tai nežinau. Prasme, čia tas supaprastinimas, gal kalbos patikslinimas, paaiškinimas, koks yra tikslas, gal, ir kad tuo jau būtų, nežinau, sekama labiau, o ne įsidėkite banerį. Apie banerius ir reklamas. Tai jų blok kažkokius tai šūdus daro, ne? Jo, čia kažkaip iš ukrainietiškų šaltinių gana nuskambėjo, kad šitas mikroblok ar ublok, adblokeris, žodžiu, Microblog Origins priėmė kelias kontribucijas, sumerdžino į GitHubą kelis pakeitimus, kurie pakeičia blacklistus filtrus iš esmės, kurie yra skirti ukrainiečių kalbai, ukrainiečiam. Ir tie filtrai paimti iš Adgardo, kaip įrankio, kaip platformos, kaip kompanijos. O Adgardas yra viena iš tų kompanijų, kuri yra registruota Kiprė ir kurios pagrinde developeriai yra ruskiai. Tai ukrainiečių dalis interneto gana jautriai sureagavo ir pagristai jautriai. Tai yra vienas iš įrankių, kuris leidžia biškį rusišką kontentą atsifiltruoti, prieiti prie informacijos, o čia staiga prie tokio įrankio prikiša nagus mainly rusiška kompanija ir tai teorinės bent jau galimybės suteikia adblockerį naudoti atvirkštiem tikslam, tai yra melagienos platinimui iš esmės, o ne jos prevencijai. Biški priminė tos visus, žinai, ir rusiškų vertimų pridėjimus, jau open sourcinius projektus,
kurie ten ne visai tą reiškia, ką turėtų reikšti ir panašius atvejus. Tai o tie atgardai, tai, na, irgi nedurni. Šiais laikais jau gana užsislapstę, kur kas, iš kur ir kas sukasi, bet jo, tai va, dabar reikės savo ūkį atblokų apsižiūrėti, kur čia kas dabar naudojama. Šiaip tiesa, nežinau, aš dabar neatsimenu, praeitą sykį gal minėjom, ar neminėjom praeitą sykį. Čiagi, atgardas, tai amerikiečių tarpe visai žinomas produktas, žinomas įrankis. Ir iš esmės vienas iš jų feature'ų, tai jie siūlo atblokinimo paslaugą ir įrankį iPhone'am, kas, išsiskiria iš gana smarkiai iš kitų platformų. Ir aišku, ten tas atblokinimas iPhone'ui, tai yra maždaug turi ten įsidėti sertifikatus specifinius, iš esmės įsidėti man in the middle. Ir čia jau keliuose podcastuose, aš girdėjau tą atgardą paminint, būtent šiuo klausimu, ko pasiekoje dar neskaniau atrodo tas ruskių biznis. Na, žodžiu, reikės keisti pluginus atblokerio. Geriausia naudotis, žinai, bent jau namuose gali kokį nors pasikurti šitą Pi-hole ar kažką tokio. Jo, svaršiau kažkada, bet... Aš dabar, kai šitą, bent jau telefonę, kai naudoju tą NextDNS, reklamų beveik nematau. Okay. Tai visai smagiai. Sakau, netgi šitie kai kurie puslapiai skundžiasi, kad tu išjunk atblokerį, būk geras. Neturiu atblokerį čia, niekas įgaliai. Tai aišku, čia turbūt vienas paprasčiausių variantų DNS'us pasikeisti ir mažiausiai galvos skausmą sukeliantis. Gerai, apie galvos skausmą užtenka. Reikia baigti šiandien. Reikia pavakariniauti, reikia, kaip visada, šunį vesti ir panašiai. Nusiteikinėti kitą savaitę. Spėju paleisinti, tai jau bus ne tai, kad prasidėjus, jau gal bus ir pasibaigęs. Komikonas. Ai, tiksliai, komikonasgi prasideda. 23-25, jo, man čia Seintas, dėkui Seintui, suorganizavo vieną bilietą, tai galėsi šeimai daugiau geresnių nupirkti. Aš galvoju, pirkinių sąrašas organizavo, ar ten kažką. Ne, kamonys tenai Ispanijoje, ir kur tenai sėdės, tenai geresnių, man atrodo, gauna. Jo. Ir dar jau kas netik. Panonsuosim renginius dar šią savaitę, va šitas irgi, jeigu dar nepasibaigė, tai Vilnius Mama Jazz, kas mėgsta muzikos paklausyti, tai žodžiu. O šalta vis dar, vėsoka. Jo, kai Katę pasižiūriu, tai jinai labai aiškiai kasdieną dabar išreiškia, kad daryk ką nors. Pyp kaip šalta. Tai ką, gerbėmieji, iki kito karto. Turbūt susiklausysim komikone, YouTube, Spotify, Apple ir ten, kur ten tik tai benorit. Visur belekur. Ir su jumis buvo Kastas Mykolas ir Vytautas.